Tai labą dieną visiems. Šiandien labai graži diena. Labai graži diena, istorinė diena, kur kariuomenė ir visuomenė turi bendrauti, būti vieningi. Šiandien graži diena ir taip gamtos prasme. Ir apskritai matyti gegužės mėnuo toks labai geras mūsų kariuomenė. Turiu progą pasveikinti su vakarykščiu gimtadieniu savo bičiulį Česlovą Izerską, su labai Valiuk gimtadieniu. Taip pat, aišku, gerbiamą Arvydą Pocių, irgi su gimtadieniu ne tokio apvaliu, bet už tai svarbiu. Ir kas čia dar, gegužės mėnesį mūsų šiandieninis kariuomenės vadas yra gimęs. Tai jeigu kas nori daryti karinę karjerą, gimkit gegužės mėnesį. Taip kaip aš. Bet man jau nesišviečia. O šiaip tai mes susirinkom tikrai tokia gražia, savotiškai liūdna, bet aš manau, kad tie liūdesiai praeina, kai pagalvoju apie žmogaus darbus, apie jo gyvenimo tikslą. Mes čia susirinkom pagerbti generolą Praną Lietuką. Šitos sienos buvo paskutinės, kurios matė į gyvą, 45 metais suimta, 45 metų rugsėjo mėnesį jo nebeliko. Mes parašėm, kad jisai nužudytas. Jisai žuvo, jeigu jisai būtų miręs savo mirtim, mes būtumėm kitaip parašęs, jeigu jis būtų gimęs savo ūkyje, savo lovoje, savo šeimos tarpe, jis būtų tiesiog išėjęs. Čia šiuo atveju jis buvo nužudytas. Nepaprastai šviesi, įdomi, graži asmenybė. Aš tiesiog džiaugiausi to, kad buvo proga man rašyti knygą ir rašyti didžiulį skyrių apie jį. Ir nuo to laiko aš bendravau su šeima, su dukra. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad mes turime mūsų gretose anūkę Gintą Lėtukaitę, atvažiavusi iš Vokietijos, nors šiaip tai yra, aišku, Vilnietė, ne kas kitas. Ir mes vakar čia atvažiavom, išvakarėse pasižiūrėjom lentą, nuvažiavom į Čiurlionio gatvę, kur buvo Vilniaus pėstininkų mokykla, kur mokėsi generolas Pranas Lietukas. Tai yra, Vilnius yra miestas, su kuriuo susijęs šitas žmogus. Nepaprastai, sakau, tokios šviesios, gražios biografijos, gimęs prie Kvedarnos, Dievaičiuose, tokiam gražiam krašte irgi, mokėsi Palangos progimnazijų, mokėsi Rygos gimnazijų, mokėsi be kita ko ir su Nagevičium, iš vis ten tokio, tarsi visur, kur ėjo Lietukas, visur ėjo paskui generolų šleifus. Tai įdomu tai, kad ten irgi daugiau buvo asmenybių, su kuriamis kartu bendravo. Jisai pasuko profesionalius kariškius, buvo Pirmam pasauliniam kare, buvo 3 kartus sužeistas, buvo narsus karininkas, nes jis nesislėpė niekuomet už kareivių. Netgi fronte pakilo iki pulkininko laipsnio. Kai grįžo į Lietuvą 18 metais, kūrė savivaldą, galvojo iš karto apie tai, kaip žmonės Lietuvoje gyvens. Iš pradžių galvojo apie valstybę, o paskui suprato, kad valstybėje reikia ne tik savivaldos, reikia kariuomenės. Buvo pats vienas pirmųjų Lietuvos karininkų įsijungęs į Lietuvos kariuomenę kaip savanoris. Ir buvo praktiškai užėmė visas per tą kokį pirmąjį mėnesį, kokių pareigų jis tik nėjo. Jis buvo 2 pulko vadas, jis buvo 1 brigados vadas, 1 divizijos vadas, o 19 metų rudenį jį paskyrė kariuomenės vadu. Paskyrė tada, kai Žukauskas pasitraukė, nugalėjęs bolševikus, bet visiems reikėjo karo žmogaus, kariuomenės vado, kuris toliau mūsų kariuomenę vestų prieš kitus priešus. Ir taip išėjo, kad Lietukui teko kovoti prieš bermontininkus. Ir galima buvo parašyti čia tekstą, kad jisai buvo ir Bermonto gaujų nugalėtojas. Buvo tas jo kareiviška meilė, kareiviškas solidarumas net savotiškai ir atsiliepė ir jo gyvenime. 20 metais vasario mėnesį, kai buvo riaušės kareivinėse, generolas atsisakęs apsaugos, nepaėmęs ginklo, nes jisai negalėjo eiti su ginklu pas savo kareivius, nuvažiavo į tas maištininkų kareivinės, išsiaiškinti, ko jūs sukilot. Baigėsi to, kad jį suėmė ir kai tas maištas pasibaigė, jisai pats suprato, kad šiuo atveju jam kaip garbės reikalas yra tiesiog pasitraukti, kad ateitų nauji žmonės. Jis pasitraukė, nuėjo kitą prasmingą darbą, dirbau Lietuvos banke, jūs įsivaizduokit, buvo generolas, kuris padėjo mum įvesti nacionalinę valiutą. Jisai važiavo sutikti atspausdintus pirmosius litus 22 metais. Sakau,
asmenybė nepaprastai įdomi. Jo netgi kai sulaukė solidaus amžiaus, jau būdamas ūkininku, jau karo metais, jam gyvenimas nebuvo lengvas, nes vis dėlto naciai prisiminė, kai jis kovojo prieš Bermontą, tai yra prieš vokiečius savotiškai, jam atėmė pensiją, gyveno jis žmogus be pensijos, bet 44 metų gegužę prisistatė į Plechavičiaus armiją, į vietinės rinktinę, vėl savanorių. Įsivaizduokit, jie nepriėmė, sako, tu per senas. Ir taip išėjo, kad bet jis visien iš Lietuvos nepasitraukė. Jisai, jo sūnus Vytautas, kuri buvo nepaprastai irgi šviesi asmenybė, tėvelis Gintas, iš tikrųjų jie iki pat pradžių buvo, iki pat galo buvo ištikimi Lietuvai. Juos abudu kartu suėmė, juos abudu pasodino į kalėjimą, iš pradžių Kauno kalėjimą, paskui Lukiškės, ir va čia Lukiškėse jisai žuvo. Tiesiog mes susirinkom tam, kad šitą pagerbtumėm tą žmogų, pagerbtumėm ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad mūsų tarpe šiandien tiek yra buvusių Lietuvos kariuomenės vadų. Praktiškai, žiūrėkit, mes, ką reiškia profesinė ištikimybė. Praktiškai matau visus 4 Lietuvoje gyvenančius buvusius Lietuvos kariuomenės vadus. Jau jie visi prisidėjo netgi prie šitos lentos finansavimo. Tai yra tiesiog gražus žestas, ką padarėm. Čia labai džiaugiamės, kad net nereikėjo valstybės pinigų. Tai kad jeigu žmonės daro, o kas tai yra žmonės? Žmonės yra valstybė. Tai aš noriu suteikti dabar žodį mūsų Arvydui Pociui, vienam iš paskutinių Lietuvos kariuomenės vadų. Aš specialiai galbūt norėčiau stovėti arčiau šitos atminimo lentos, tai visų pirma noriu padėkoti iniciatoriams, kadangi, iš tiesų istorijoje yra tokių galbūt vietų, kur mes kai kurios žmonės galbūt neteisingai esame pamiršę, o tikrai generolas Letukas būtent buvo tuo laiku ir toje vietoje, kur buvo svarbiausia. Ir būtent 18-20 metai ir buvo turbūt mūsų valstybėje tie lūžio metai, nes priešas buvo iš visų pusių, kaip žinome, ir tokioje situacijoje tikrai buvo išsaugota mūsų valstybė ir kieno, tokių žmonių dėka. Ir būtent generolo Letuko tas vadovavimas, ką gerbiamas Vilius ir paminėjo, tikrai buvo labai svarbus, kad suvaldyti situaciją, kad tiek Lietuvos kariai, galbūt kai kurie buvo suklaidinti tame sukilime Panemunėje, be abejo, tai jie buvo suklaidinti, bet visas tas darbas, kurį jisai padarė tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, tikrai yra vertas atminimo ir jo asmenybė tikrai yra tokia, kuri turi būti prisiminta. Aš tikrai džiaugiuosi, kad būtent kariuomenės vadas Pranas Letukas prisimintas ir tuo pačiu noriu palinkėti dar ir ieškoti, ir prisiminti, ir pagerbti ir kitus, nes čia, šitame kalėjime, tikrai buvo daug pralieta kraujo, ašarų, daug skausmo, čia visko buvo, tame tarpe ir mano giminaičiai, kurie buvo suimti pokaryje kaip rezistentai, kaip partizanų rėmėjai. Ir žinome, kas tai darė, budeliai yra įvardinti, genocido rezistencijos tyrimo centras yra juos visus įvardėjęs ir aš manau, kad apie tai turbūt jau čia nereikėtų kalbėti, bet kalbėkime būtent apie tą istorinę atmintį, prisiminkime tos žmonės, kurie aukojasi vardan mūsų valstybės ir tikrai šviesi atmintis generolui, šeimos nariams. Aš manau, kad mes turime prisiminti, turime perduoti iš kartos į kartą būtent tą mūsų istorinį palikimą, atminimą ir aš manau, kad jaunimui tai yra svarbu, nes būtent iš tokių istorinių asmenybių mes turime mokytis. Mes turime kiekvienas, būtent būdami jauni žmonės, turėti tuos tokius lyderius, kuriais mes norėtume sekti. Ir aš manau, kad generolo Letuko asmenybė tikrai yra viena iš tokių, kurios turėtų
irgi lygiuotis mūsų daug. Ačiū visiems iniciatoriam ir linkiu, kaip sakant, visiems gražaus pavasario, gražių dienų ir ieškokime mūsų tikrai garsių žmonių, įprasminkime jų atliktus darbus ir aš manau, kad ateinančiam kartom tą ir perduosim ir paliksim. Ačiū, gerbiamas Viliau. Ačiū labai. Ačiū, generolai. Apskritai, žinot, pas mus kur, ką sutiktum, ką gatvėje pažiūrėtum, kokią vietą, viskas susijęs su istorija. Mes visi braidom po istoriją. Aš noriu suteikti žodį Linui Ladygai. Linas Ladyga yra Lietuvos savanorių sąjungos pirmininkas. Aš jau labiau, kad Lietukas buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių. Tai gal norėčiau pradėti nuo tų sąsajų, kur Pranui Lietukui kiek teko susidurti su Kaziu Ladyga ir kokiuose vietose porą aspektų. Kaip buvo paminėta, kad Pranas Lietukas buvo paskirtas pirmosios brigados vadu 1919 metų Liepos mėnesį. Ir jo išbuvo praktiškai išvejant bolševikus iš Lietuvos. Taip jau išėjo, kad tie, kurie rašė vėliau, jau nepriklausomybės laikais, ir tiek archyvuose, tiek kitur rinko medžiagą, tai atkreipė dėmesį, kad galbūt netgi nepelnytai Pranas Lietukas liko Kazio Ladygos šešėlį, kadangi jis jį pavadavo tiek vaduojant Zarasus, tiek kitose operacijose, kur kaip tik pirmoji brigada vykdė. Ir kitas momentas, kad iš karto po to, jau 19 metų pabaigoj, iškilo Lietuvai didelis priešas bermontininkai, kur dieną vokiečiai, naktį neaišku kas, rusai, plėšikai, norintys eiti lyg ir kovoti su bolševikais, bet visiškai nesistengiantis į tą pusę pajudėti. Ir čia, toj vietoj, kaip tik Pranas Lietukas jau buvo paskirtas kariuomenės vadu, o Kazys Ladyga buvo bermontininkų fronto vadas. Radviliškio operacija, kur lietuviam pavyko smogti bermontininkams trečią dieną, tiesa, besiruošiant ir paimti tam tikrą karo grobį, bet ta operacija iš tiesų vadinosi Šiaulių. Ir už tos operacijos, už nugaros stovėjo būtent Pranas Lietukas. Čia daugiau istorijų savo laiku, netgi amžinatilsį architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis yra minėjęs, kad jis vos ne irgi prisidėjęs vienas iš pagrindinių elementų, kad jie sulaikė dokumentų patikrinimui, tapatybės nustatymui aukštą prancūzų karininką su šviesiais kailiniais ir 2 dienas išlaikė pirty. Po to, kai jį paleido, jis iš karto nuvyko į Baisogalą, į fronto štabą ir lietuvių operacija buvo sustabdyta. Pranas Lietukas buvo labai nepatenkintas, kad fronto vadas neįvykdė užduoties ir nebėjo į Šiaulius ir tiesiog laikydamasi savo principų norėjo jį nubausti. Bet jau čia tada Antantė iš paskutiniųjų įkalbinėjo, kad to nereikia daryti. Ir Pranas Lietukas buvo priverstas nusileisti. Atrodo, kad generolas buvo labai taiklus, jau tada pastebėdamas tai, ką iš naujo suvokėme tik dabar. Jis kartu buvo ir sąžiningas, nes kankinio mirtimi Lukiškių kalėjime 45 metais įrodė, jog tikrai mylėjo laisvę ir nebuvo linkęs dėl jos derėtis. Tai ačiū uždėmesi. Ačiū, Linai. Ačiū, gerbiamas. Aš noriu pakviesti šitos idėjos pagerbti Lietuką iniciatorių. Tai yra Eugenijus Paikštenis. Mes niekuomet nevogėm svetimų idėjų. Tai yra Eugenijaus puikiai mintis. Tai Lietuką trumpai pasakysiu, man tai yra kaip pavyzdys kario ir Lietuvos piliečio. Dėl 2 priežasčių.
Vienas, tai matote, kad jisai ne tik tai jisai buvo Lietuvos kariuomenės vadas, bet jis va tuo sunkiausiu laikotarpį ėjo, tarp kitko, ir krašto apsaugos ministro pareigas ėjo tam tikrais laikotarpiais. Jis atidavė savo tą nepriklausomybės kovose. Antras, atkreipkite dėmesio, kokio amžiaus jisai žuvo. Buvo nužudytas. Jam jau buvo 69 metai. Tai jau galima sakyti garbaus amžiaus žmogus. Ir jis, kai sulaikytas, kai buvo tardymo protokolų neišlikę, ir aišku, kodėl neišlikę tų tardymo protokolų. Kai išvesdavo tarnyti, jis neduodavo parodymų. Ir yra irgi literatūra rašyta, kai būdavo įmetamas į kamerą visas sumuštas be sąmonės, kad bendrabyliai, ne bendrabyliai, bet tie, kurie buvo kameroj, jisai pasakojo, kad jis nedavė jokių parodymų. Iš principo nedavė. Juk iš tikrųjų tai buvo mirties bausmė žymiai lengvesnė, jeigu būtų nuteista mirties bausmė per tai laukimas ir kelios sekundės mirties. O jis pasirinko gana ilgą tą kelią, kad atsigauna, mušamas, tardomas, neduoda parodymų, iki kol buvo užmuštas. Iš tikrųjų tai žmogaus rodo valią, požiūrį jo į priesaiką ir į sąžinę. Šiaip aš noriu dar pasakyti porą žodžių apie mūsų visų jautrumą. Žinot, kai mes kreipėmės per Facebooką apie su šitą idėją, lygiai reikėjo 24 valandų, kad surinktumėm pinigus. Reiškia, iš karto tiek sumetėme stabdėme už tai. Sakėm, ačiū, užtenka. Aš tiesiog niekaip negaliu nepaminėti vieno žmogaus, kuris, aš žiūriu pervedimus, 400 eurų. Aš galvoju, koks nors giminaitis, ne kitaip. Paskambinau, ten buvo duota pervedimų telefonas, paskambinau, sakau, kas jūs toks? Sako, aš esu ūkininkas. Aš sakau, aš jums gražinsiu 350, jūs čia per daug atsiuntėte. Sako, nereikia. Sako, šita auka ne jums. Sako, šita auka yra mano vaikams, kad jie turėtų istoriją, kad jie Lietuvos istoriją turėtų. Tai aš sakau, yra tokia, gal ir šitą visą idėją, ką mes čia darom, tai mes patys savo darom. Tai, o dabar aš noriu tiesiog pakviesti, labai gausi yra, pasirodo, lietukų giminė, aš net nežinojau, kad yra tiek daug. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Ginta atvažiavo iš Vokietijos, atskrido ir sakau, Ginta, kviečiam jūs, pasakykit porą žodžių. Aš pirmiausia, tai visiems dėkinga, kad visi tiek daug žmonių susirinkote, nes visi daugiau mažiau pažinojote vienaip ar kitaip mano senelį. Ir jeigu iki šiol buvo paslaptis, didelė paslaptis, kam nors pasakot apie savo praeitį, tai gerbiamo Viliaus Kavaliausko dėka visi tą paslaptį sužinojo ir pasirodo, kad tiek daug žmonių žinot. Ir man pačiai yra didelė garbė, kad jūs susirinkote. Ir kad ne kaip nors slaptai ta lenta yra pakabinta, bet kad garbingo žmogaus. Ir man belieka tik sekti jo pėdomis. Ačiū jums visiems. Ačiū labai. Ačiū labai. Gal norėtų ką šiek tiek pasisakyti, aš yra iš žemiečiai čia, aš labai džiaugiuosi. Žinot, pagerbdami ir save, ir tos žmonės. Lietuva tėvynė mūsų, tu ir tyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, jas stiprybės semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa
mūsų širdise, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Vanda Černienė. Labą dieną. Aš realiai nekalbėjau tiek, supratau, kad nebereikalingi. Bet jie vakar vakariškoje baltą vėliavą. Taip padariau paskutinį varmų projektą ir logika tada. Nu, bet dabar Labai buvo teisiškai. Mane Vilius atskirai. Tik į mane. Kiekvieną žiūrėkite aparatą. Jie rodo jo labiau. Šitą žiūrėkite. Jo labiau. Laukit.